Čia tinklalaidė Įkalinti ar įgalinti, kurioje kalbame su žmonėmis iš arčiau susidūrusiais su Lietuvos įkalinimo įstaigų kasdienybė. O šiandieną kalbinsiu žmogų, kuris susidūrė ne su kalėjimu tokiu buitiniu, kasdienišku gyvenimu, bet su išskirtinėm dienomis, kai įkalinimo įstaigoje vyksta kažkas gražaus, kažkas prasmingo ir tikiuosi, kad tokias geras emocijas suteikiančio. Tai yra Raimondas Klezys. Raimondas susidūrimas su įkalinimo įstaigomis įvyko, kai savo spektaklį Dulkėti veidrodžiai jis nusprendė rodyti Lietuvos kalėjimuose. Tai mano žiniomis, jeigu ką tu vėliau mane pataisysi, esi aplankęs Pravieniškių, Alytaus, Kauno kalėjimus, bet kaip suprantu, tai tau tas gyvenimas visas toks paribio buvo matomas daug anksčiau. Tai kaip tu minėjai, pats esi iš tokio mažo miestelio kilęs, teko gal susidurti su įvairiomis aplinkomis, tai aš kažkaip ir noriu nuo to pradėti, susipažinti su tavo šiek tiek tą priešistorę, tai kur tu ten augai ir kaip atrodė tas miestelis, nes kaip suprantu, vėliau tavo pjesė Dulkėti veidrodžiai, kurią tu rodai ir gimė būtent iš tavo paties kaip ir biografijos. Tai gal gali trumpai papasakot, kaip tas miestelis ten atrodė, kaip tu augai. Šiaip miestelis yra labai gražus ir labai daug šviesių gražių žmonių, puikiai bendruomenė, labai gražiai tvarkosi viskas. Bet kai aš gyvenau vaikystėje, aš atsimenu, mes atsikraustėm iš Jonavos, iš didesnio miesto ir tas kaimelis buvo, toks bepradedas tvarkytis. Ir ten susipažinau su savo klasiokais, su kuriais augom daug metų ir iš tikrųjų iš įvairių socialinių sluoksnių jie būdavo. Ir dažniausiai jie būdavo iš tų sluoksnių, kur neturi arba mamos, ar tėčio, ar abiejų tėvų, galbūt dirba užsienį ir jie tokie suaugę per anksti atrodytų. Ir pabaigė mokyklą ir procentaliai labai didelė dalis vaikinų atsidūrė iš tikrųjų įkalinimo įstaigoje. Jeigu ne ilgam, tai bent kartą yra atsidūręs. Iš klasiokų, kiek mūsų buvo 18, 5 berniukai sėdėjo kalėjime. Jo, o iš kokio tu miesto esi? Mes čia dabar kaip apie tokį mistinį miestelį, nesakant pavadinimo. Ar nenori sakyti? Ne, galiu sakyti, čia nieko baisaus. Tai Jonavos rajonas žemė miestelis. Tai su to miesteliu viskas kaip ir tvarkoj, tiesiog taip atsitiko. Kaip jie dažniausiai ir sako kaliniai, tiesiog taip atsitiko. Kaip tu priėjai prie to, kad nusprendėjai pjesę parašyti, nes kiek aš žinau, tai tu šiaip pagal išsilavinimą esi aktorius. Tu aktorinį baigęs. Ir pasirašai savo pjesę. Tai o kodėl tu nusprendėjai pats pasirašyti? Pirmiausia, baigiau teatro ir kino pedagogiką. Jo, tai darbavausi dar ir kaip mokytojas ir vėliau tik tai stojau aktorinį ir pabaigiau aktorystę. Ir labai prastai išlaikiau lietuvių egzaminus iš tikrųjų, nors mano lietuvių mokytoja buvo nuostabi, labai mane mylėjo, labai vežiojo po skaitovų konkursus. Čia jos labai didelis indėlis į tai, kad taip atsitiko, kad dabar esu, kur esu. Ir atradau rašymą tiesiog. Vienoj stovykloj iš Tylos Gabrielės Labanauskaitės pradėjau rašyti ir sako, tu rašyk visą tai, kas aplink, nekurk kažko naujo. Ir aš pradėjau įsivaizduoti savo kaimą, miestelį, rašyti ir man labai tokie klodai atsivėrė ir iš tos patirties, kurią dabar turiu, pradėjau matyti visai kitaip tos dalykus. Ir tas pradėjo klotis ant lapo scena po scenos. Tiesiog. Ir per vasarą aš keldavausi anksti ryte, kadangi mes vaikų turim, tai negaliu nieko daryti, kol jie atsikėlė. Tai 6 ryte keldavausi, rašydavau iki 8 ir taip dėjosi ir pasirašė gal 30 puslapių. O žiūrėk, labai trumpai, jeigu gali, nes aš pati nesu mačiusi dar dėja šito spektaklio, kaip tau minėjau, ten siužetas ir yra, tu rašai apie save, apie kažkokį vaikiną, ar ne, kuris gyvena tame miestelyje ir aplink jį atsiranda žmonių, kurie patenka į įkalinimo įstaigas, ar tai yra kažkokia kita tematika ir ten tik tais taip praeina tos įkalinimo įstaigos, gal iš viso ten net neužsiminta apie jas, gal trumpai tą labai siužetą, kas ten vyksta iš viso
Taip pat spektaklis yra apie jauno žmogaus gyvenimą, mažam miestelyje ir apie nemeilę vyraujančią aplink. Tai kai ateina jaunas žmogus, gyvena šeimoje, kurioje nemyli, tranko kiekvieną dieną, ateina į mokyklą, kur jam nesiseka ir dar išvažiuoja į kitą kaimą į šokius ir dar į ten primuša. Ir galiausiai už vagystę pasodina į kalėjimą. Ir jis ten tam kalėjime, kaip ta nemeilė, kokios pasiekmes tos nemeilės ištisos, kasdienės ir apie tai ir spektaklis. Jisai gan tokia rimta tematika, bet labai linksmai perteiktas. Nes kažkaip taip ir yra, nesuprantu kodėl, bet jie visi labai linksmi žmonės. Tokia gal savisauga labiau, bet jie kažkaip gerai juokauja. Aš esu tą pastebėjusi, aš pati savanoriauju įkalinimo įstaigose, aš labai dažnai išeinu tokius skaudančių pilvų nuo juoko, nes jie tikrai atrodo pati kartais ateinu liūdnos nuotaikos, išeinu jau kažkaip visai kitokia. O žiūrėk, kaip tu priėjai prie to taško, nes kaip suprantu, iš pradžių tu rodėjai, laisvė, ar ne, šitą spektaklį, ar tai buvo paauglių auditorijai, ar tai, nežinau, plačiai auditorijai, nežinojai, kas dar tikslinė auditorija yra. Tai rodžiau laisvėj pradžioj ir jisai buvo darytas būtent kaip monospektaklis ir kad rodyti įkalinimo įstaigose. Mano pirma buvo mintis, kad aš norėjau padaryti, kad vaidinčiau vienas ir kad nuvažiuočiau į kalėjimą pažiūrėti, ar ten viskas taip kaip kalėjimo bėgliuose seriale, ar truputį kitaip. Bet pasibandymai pirmi buvo laisvėj ir tai buvo Kably Vilniuje. Ir atsimenu, kad kadangi apie mano miestelį, iš kurio ten daug kas kilęs iš mano draugų, ir atsimenu, kad tai buvo per pusę perskirta scena, tokia jų raidė kėdės sudėtos. Ir į visą vieną pusę atsisėdo iš kaimo visi, o į kitą draugai ir šiaip žiūrovai iš Vilniaus. Ir tie, kas iš kaimo, jie pusę sekundės viską suprasdavo greičiau ir pradėdavo juoktis greičiau. Ir tie, kas iš Vilniaus, žiūrėdavo ir, dabar jau supratau. Užuomina, kaip reaguoti. Jo, kaip ir ne, bet jie tiesiog kontekste labai buvo. Tai pradžiai tenai vyko, o paskui persikėlėm į kalėjimus. Tai jau kai rašei pjesę, tu žinojai, kad tu rodysi įkalinimo įstaigose, tu norėjai. Kai parašiau, tada supratau, kad jo, vis dėlto visai būtų fainai nuvažiuoti. Parodyti būtent nepilnamečiams. Į Kauno nepilnamečių tardymo izoliatorių. Pradėjai būtent nuo ten. Taip, bet varėm į visur ir visur labai tiko. Gali papasakot, kaip atrodė kelias iki tol, kol tu pavertei tai realybę? Ar tu rašai kažkokį projektą, ar tu rašai tiesiai kalėjimus, ar jie nori tave įsileido? Kaip tu jau priėjai prie to, kad galėjai visgi pradėti ten rodyti spektaklius, nes kiek žinau, nėra taip jau labai paprasta. Tai jeigu apie patį spektaklį, tai artistas susiduria su tokia bėda, kurdamas pirmus spektaklius, kad jisai neturi pagalbos iš šalies. Ir šitas spektaklis man kainavo 40 eurų tik tai, nes tie kainavo džinsai tada, kuriuos aš iki dabar nešioju. Ir važinėju po visus kalėjimus ir po visus kaimelius ir visur. Ir kai jau padarėm spektaklį, Kauno kamerinis miesto teatras iš tikrųjų padėjo indėlį ir sako, gerai, sako, Raimi, padarom, parašom projektą, sako, mes kažkaip tikim. Ir gavom finansavimą ir iš tikrųjų jų indėlis buvo milžiniškas į tai ir nukeliavom į tas įkalinimo įstaigas. Ir tikrai buvo labai tokia išskirtinė patirtis. Grįžkim, jeigu tau išeis mintim į patį pirmą spektaklį. Kaune, kaip suprantu, jis įvyko, taip? Kauno nepilnamečių tuo metu kolonijoje, berods taip vadinosi dar. Gali papasakot, ar turėjai kažkokį įsivaizdavimą, kaip viskas atrodys? Ir kaip viskas atrodė to pirmo spektaklio metu, ar dar pameni? Jo, labai ryškiai. Ir pamenu visus rodymus, kurie buvo. Tai mano pirmas įspūdis buvo toks, kad mes stovime prie durų, dar neįėję į vidų, ir pro duris išeina kalinys. Ir jis tiesiog išeina. Tu užsvė į lauką? Į laisvę. Ir aš sakau,
kaip taip įmanoma, jūs matėt, sakau, pareigūną. Sako, jo, matėm, jisai gali išeiti, jisai dirba. Ai, sakau, gerai, bet sakau, jisai grįž. Jo, grįž. Sako, būna ir negrįžta. Sako, po to, sako, greitai surandam. Sako, jie visi dažniausiai bėga pas mamą. Tai sako, po kelių parų. Tai mano buvo pirmas, tai toks. Bet paskui ėjom į vidų ir sako, reikia viską palikti. Tai palik telefoną, savo ID ir dar ten kažkokius centus. Tai tu realiai palieki visą tai, kas tu esi, nes dažnu atveju tai ir yra tai, kad kaip tave identifikuoti su ID, visur rodai. Telefonas tavo visas, visi draugai, visa šeima, visa kol tu nenamie, viskas. Ir pinigai irgi labai svarbi dalis. Tai tu toks visiškai lieki, niekas tiesiog. Tu niekaip nieko neįrodysi, kas tu toks esi. Ir mes turėjom ten daug daiktų iš tikrųjų tam spektakliui. Nedaug, sąlyginai, bet vis tiek turėjom. Ir jie pagal sąrašą tikrina ir sako, kas čia per laidai? Sako, tai čia kolonėlė. Ne, negalima. Sako, kodėl? Tai sąraše nebuvo. Sako, negalima neštis. Sako, kaip leisim? Nežinau, kaip leisit. Sako, negalima, sąraše nėra, viskas. Tai labai buvo tas neįtikėtina, kad jie labai preciziškai žiūri. Ir jau paskui, kai įėjom, ir pasitiko kaliniai. Ir tada labai ta energija tokia žvėriška, nes jiegi nemato daug žmonių, kurie ateina iš aplinkui. Ir jiem galbūt trūksta, nežinau, kitokių žmonių, kurie ateitų, nes jie labai kalbus, jie labai daug kalbėjo. Ir labai įdomu buvo, nes aš sakau, sakau, bandėt pabėgti kada nors? Sako, pabėgti. Sako, jeigu nori, sako, čia easy pabėgti. Bet sako, kas iš to? Sako, vis tiek reikės bėgti visą laiką. Tai va toks įspūdis buvo. Ir mes parodėm ir labai gerai praėjo, nes jie reagavo labai. Nes jie suprato, apie ką tai yra, nes ten labai daug žargono naudojama, kur paprastas žmogus nelabai gal ir supras, bet jie, kadangi kalbasi tą tokią simbolinę kalbą, tokia paslėpta truputį, kad ne visi viską suprastų, jie buvo tokie, eik tu primesk. Ir jie tokie, žinai, labai agresyviai vien su kitu bendrauja. Ir man dar buvo vienas toks įspūdis, kad jie labai vaikšto spektaklio metu, tarp eilių. Ir nueina iš galo, atsisėda į priekį, kalbasi, vėl atsistoja, vėl. Ir aš sakau, pareigūnui, sakau, kodėl jie taip daro? Sakau, kodėl jie tiesiog nežiūri? Sako, tu pats suprask. Sako, čia yra tiek korpusų ir jie, sako, susitinka vienas su kitu tik per renginius. O renginių būna ten kartą per 2 mėnesius. Tai jie turi pasišnekėti. Jam, sako, svarbu tai yra. Sako, tu nesugalvos, tiesiog rodė. O kiek laiko trunka spektaklis? Ar įvairiai? 1:15. 1:15. Jo. Ir tai yra interaktyvus? Interaktyvus. Taip. Nori jie įsitraukia į tą interaktyvą? Ar jie labiau nori šnekėjosi tarpusį, aptarnėjo savo reikalus? Tai va čia buvo pirmas iš tokių pakoregavimų spektaklio, nes kai rodom laisvėj, kviečiam jaunimą, kad jie suvaidintų, pavyzdžiui, už tėtį ir už mamą paskaitytų tekstą. Tai konsultavomės ir sako, ne, sako, šitas nepaeis, sako, iš karto sakau, sako, negali būti jokių tėtis, mama, niekas tau už mamą nepaskaitys. Sako, niekas ten nebus už tėtį tau paskaitys, jie nedarys to, sako, tiesiog, nes tai ne pagal panetkė, sako, tu nepadarysi to. Sakau, gerai, skipinam šitą vietą, išimam visai, aš ją suvaidinsiu kitaip, papasakosiu. Sakau, tada kitas tenai yra tokia scena, kur telefoną mano daužo su kuvalda, tokiu dideliu plaktuku. Sako, šitas, sako, irgi nepaeis. Sako, ką tu galvoji, kaip tu duosi kaliniui kuvaldą ir sakysi, trenk pirmam telefonu. Tai tau, sako, trenk, sako, negalima tiesiog. Sako, spręskit kažkaip, sako, pripučiamo plaktuko gal. Sako, gerai, irgi šitą skipinam. Ir paskui dar viena scena buvo, kur kviečiam juos diskotek šok tiesiog. Bet jau šitą patys nusprendėm nuimti, nes tiesiog režisierė buvo taip pastačius, kad kiekvienas interaktyvumas bildina tą paskutinę sceną. Ir kadangi tų pirmų nebuvo, tai ir nenaudom. Tai interaktyvumą nenaudom visai. Bet, o kaip tu pats jautėsi tai, kad jie, pavyzdžiui, kaip tu sakai, kalba? Tau netrukdė, tu rodai toliau, ar tu kažkaip stengiasi, nežinau, sustaptelti ir, nežinau, kažkaip palaukti, kol jie ar tiesiog rodai ir jie vyko tas šurmulys?
Nes atrodo, kad sunku turėtų būti. Labai mandagiai tą darė. Jie tiesiog taip naglai atsistodavo, nueidavo, bet jie labai tyliai kalbėdavo, jeigu jos atsisukdavo, jie nutildavo, paklausydavo vėl, ką jam reikia kalbėti. Tai tu kažkaip, aš tuo metu suvokiau, kad jiems tas yra reikalinga tiesiog tuo metu. Ir kadangi spektaklis taip interaktyviai vyksta, tai tas kaip ir netrukdo. Ir visą laiką yra tie, kas klauso. Ir kas man buvo dar didelė nuostaba, kad po spektaklio vykdavo diskusija ir dažniausiai tą diskusiją labai sunku pradėti, nes sunku spektaklis, jie nežino nuo ko čia kaip, o jie labai ilgai kalbėjo. Ir labai giliai, ir labai taip uždavinėdavo klausimus ir sako, jo, bet čiagi apie mus, sako, aš irgi taip, va, kaip tu, aš irgi taip gyvenu tenai tokiam kaimelį kaip tu. Tai labai tas įdomu buvo. Kad jie iš tikrųjų, mano buvo įsivaizdavimas, kad jie bus žiauriai uždari, kad jie nekalbės ir nenorės, o jie iš tikrųjų to norėjo daugiau negu paprastai. O kuo jie dalindavosi? Įspūdžiais iš spektaklio, ar jie ir savo istorijas papasakodavo, ar klausimų klausinėdavo, ar jie jau taip ir atsiverdavo emociškai tau? Man va šitas va įdomu. Tai jie labai atsiveria ir labai ir emociškai atsiveria ir pasakoja savo istorijas, nes tu supranti, kad galbūt nelabai ten yra žmonių, kas gal klauso, arba jau yra tiek kartų atklausę, kad nebeįdomu. Ir jie sako, aš irgi kuriu, aš irgi, va, atrašau, čia taip ir taip, čia aš tą, žinai, aš irgi dabar darysiu spektaklį. Tokie, žinai, užsivedę būna. Šiaip labai smagu, kad jiems negėda, atrodo, viens prie kito dalintis ir sakyti. Labai smagu. Nu, nežinau, jie tokie būna, žinai, kur jisai pasako, aš irgi kuriu, aš irgi darysiu spektaklį. Ką tu darysi, kaušas, tu ką tu darysi. Ir ten jie visi žvengt, žinai, pradeda. Tai jie tokie truputį kaip bernų šeštokų klasė, žinai. Tai, o kiek metų tiem vaikinam buvo Kaune plius minus? Ar ten labai įvairus tas amžius buvo? Tai buvo gal nuo 14, sakykime, iki 18 nepilnamečiuose. Po to Pravieniškėse buvo visi, kas iki gyvos galvos sėdi, ten jau gal buvo virš 100. Ir Marijampolėj ir Alytuj irgi buvo, nu kaip, vyresni, nuo pilnamečių iki jau ten šiam gal. Ir labai skiriasi rodyti, pavyzdžiui, vat Kaune ir Pravieniškėse tie, kurie turi tą nuosprendį iki gyvos galvos. Taip. Labai skiriasi. O kuo? Kiekvienas spektaklis skiriasi. Nepilnamečiai buvo daug naglesni. Jie leisdavo savo daugiau truputėlį. Ir daug išraiškingesni ir emocingesni. Ir tas emocijas labai skleidė. O pavyzdžiui, kai rodėm Pravieniškėse, aš galvoju, palauk, bet čia gal toks off topic, bet sugrįšim. Aš atvažiavau, viską susidėjom scenografiją, garsą, viską leisim jau žiūrovus. Ir aš galvoju, palauk, bet čia sėdi iki gyvos galvos. O aš šiaip žiūriu visokias dokumentikas, man patinka apie kalinius. Aš galvoju, bet taigi čia gali sėdėti belekas. Ta prasme, aš juos galiu pažinot. Ir žinot, už ką jie sėdi. Ir pradėjo eiti žmonės, taip vienas po kito, tokiom krūvom. Žiūriu, įeina Henrikas daktaras, įeina toks, kur ten su kunigo žmogžudystė susiję, dar porą matytų ir aš toksai, man belia kaip kojas pradėjo drebėti. Kažkodėl ta energija tokia buvo stipri, kad aš nežinojau, kas dabar bus, žinai. Ir kai atsisėdo pirmoje eilėje, jie visi žiūrėjo spektaklį, visą spektaklį, va taip va. Jie nepakėlė galvos. Ir aš nesupratau, ar jie žiūrėjo ar nežiūrėjo. Ir kai pasibaigė spektaklis, priėjo prie manęs ir sako, iš kur tu bachūras? Sakau, iš Jonavos. Jis sako, tai čia prie Kauno. Sakau, nu jo, rajonas. Maladės, sada. Ačiū už spektaklį. Buvo labai įdomu. Davai. Ir jie pradėjo dovanas nešti. Medinius rožančius, ten šachmatų lentas, nu visą tai, ką jie ten daro. Tai labai buvo. Sako, va, žuvytė, va, šitą žuvytę, kur kalba ant lubų, čia aš dariau. Būtinai paimk žalę, gerai, čia šitą aš dariau. Tai jiems kažkaip labai svarbu tą dovanoti ir kad jos įvertintų, kad sakytų, wow, gražu.
Gerai. Nes vienas iš tų prižiūrėtojų policininkų, sakau, bet tai jie žiauriai talentingi, sakau, pažiūrėkit, kokią lentą padarė, ten tabla toks žaidimas yra, su geišom tokia išpaišyta, sakau, žiauriai talentingai padaryta. Sakau, nu tai aišku, talentingai, sakau, taigi jie čia neturi ką veikti, tai ką jie veiks, tai jie ir daro tai. Sako, tu čia sėdėtum, tai ir tu tai padarytum. Tai labai juokinga buvo. Bet tau leido išsinešti tas dovanas, kurie padovanojo? Taip, leido. Nes buvo vienas toks, kai buvom antruose namuose Pravieniškių, nes jie ten turi kelis Pravieniškių kalėjimus, tai antruose atviroj kolonijai. Tai jie mane, tie kaliniai sako, einam, sako, parodysiu, ką aš darau iš medžio. Ir mes taip ėjom, pareigūnas ir 4 kaliniai, aš ir einu ir žiūriu, pareigūnas kažkur nusuko pašnekėti ten su kažko ir aš jaučiu, kad mes einam tarp kamerų tik su jais. Ir man toksai, kažkodėl įsijungia tas, kažkas dabar bus blogai. Žinai, iš filmo ar dar kažką. O jie tiesiog nori pasidalinti. Kaip jie gyvena, va, čia aš gyvenu, čia mano brolis miega, čia žiūrėk, ką padariau. Ištraukė šakelę, visą tokią gėlytę. Tokia, nežinau, tokia labai labai primityvė, žinai. Bet jie kažkaip labai norisi tuo dalintis. Ir man atrodo, tai susijęs su to, kad jie komunikuoti nelabai turi su kuo, su kitais žmonėm. Taip. Iš laisvės. O žiūrėk, aš vieną tokį buvau radusi interviu tavo, būtent apie spektaklius kalėjimuose. Ir tu minėjai, kad tau yra tekę vieną kartą rodyti tokiom sąlygom spektaklį, kad tu vaidinai lauke, o nuteistieji tave stebėjo pro langus. Gali papasakot, kas čia buvo apie šitą rodymą būtent? Buvo vienas rodymas tokiai kolonijai ir tenai tiesiog nebuvo sąlygų rodyt. Ir mes rodėm tokiuose kaip, ten gal buvo sporto salė anksčiau, ir tokios kaip statybos. Ir žodžiu, jie stebėjo tenai ir nebuvo pakankamai vietų atsisėst ir buvo tų, kurių neišleido iš ar kamerų, ar kažkaip, tai kad jie stebėjo per langus. Nes, tiesiog jiem neleido stebėti tuo metu tų spektaklių dėl to, kad jie ten turėjo kažką pasidarę. Ar ten vienutė, aš tiksliai nežinau, kas tenai buvo, bet jie visi stebėjo per langus dar ir plius. Tai buvo irgi labai keista patirtis, nes tu turi ne tik čia vaidinti, bet dar ir atiduoti jiems į langus, nes tu supranti, kad, jiem norisi, jie dėl to ir žiūri jie. Tai vat labai buvo įdomu. Ir dar buvo viena labai įdomi patirtis, kai iš kaimo mano vienas toks vyresnis vyrukas, jisai sėdėjo kalėjime tada. Jisai atvarė pažiūrėti tą spektaklį. Ir jisai prastovėjo visą spektaklį, pražiūrėjo, va taip va. Jeigu aš čia vaidinčiau, tai jisai gale salės, vienintelis stovėjo ir visą praklausė. Ir aš labai norėjau, kad jis liktų diskusijai, kad mes pasidalintume, kaip ten ką. Ir tik pasibaigė spektaklis ir jis iškart išėjo. Ir buvo, toks labai keistas jausmas, nes nesupratau, nes man kažkaip rūpėjo jo nuomonė labiausiai tuo klausimu. Ar jisai įsižeidė, ar jisai pabijojo, ar jisai nenorėjo, ar jam skaudu buvo, ar nežinau, bet jis tiesiog apsisuko ir išėjo. Nors aš labai norėjau sužinoti, apie ką jam visą tai buvo. Ir kaip jis tą mato. O nuteistieji plodavo po spektaklių? Ar jie, kaip tu sakai, kažkaip kitaip parodydavo, kažkam dovanom, kažkokiais pastebėjimais? Kaip jie išreikšdavo vėliau tą atgalinį ryšį? Grinai po spektaklio. Šiaip tai žiauriai įdomu būna tai, kad jie, kai ateina į spektaklį, aš juos pasitinku visą laiką, kad jau užmėgs kontaktą. Ir jie visi duoda po pitaką. Jie visi pasisveikina. 100. Ten ranka gali nukris. Jie visi pasisveikina. Zdorovas. Jie susėda. Ir jie ir spektaklio metu ploja. Kaip koncerte, žinai. Jeigu mes žinom, kad spektaklį, kai žiūri, tai tu pabaigoji paploji, nes tai yra visas bendras kūrinys. Chill. Kiekvieną sceną. Ten muzika tik užgroja, jau jie švilpia, žinai, po spektaklio paploja ir vėl, davai bachūras, davai, maladės. Tai toks labai rituališka gan atrodydavo. Aš dar šiek tiek norėjau trumpai pakalbėti, ką mes
užsiminėm ir prieš laidą apie tai, kad tu dabar paaugliam rodai spektaklius ir važinėjai, kaip suprantu, ir po mokyklas, po mažesnius miestelius. Ar tu turi kažkokią misiją rodyti tiem paaugliam, ar tau tiesiog įdomu, smagu rodyti paauglių auditorijai, kodėl tu kuri jiems spektaklius? Tas apsisprendimas atėjo gal prieš 4 metus, nes visą laiką dar vis mėčiausi ir galvojau, gal reikėtų sutelkti fokusą tik ten, nežinau, į kūrybą vaikam iki 5 metų, kaip mano žmona daro dabar. Arba gal čia reikia labiau į televiziją arba į tą. Ir kažkaip pasvėriau, kad tame daugiausiai man džiaugsmo yra. Ir tai yra arčiausiai manęs, nes aš vis dar esu tas berniukas iš to mažo kaimo, kuris mėgsta žaist. Ir labai mėgsta grįžt atgal į tą kaimą. Ir tai sudarė man galimybės visą laiką tą ir daryti. Visą laiką matyti, kuo jaunimas kvėpuoja. Ir apsisprendimas susitraukti savo visą veiklą iki spektaklių jaunimui, vaikam ir jaunimui, atvėrė labai daug galimybių tiesiog. Nes supratai, kad dabar taip gali daug įdėti energijos į tai ir žinoti, kas iš tikrųjų vyksta tuose kaimuose, kaip jie iš tikrųjų gyvena, kodėl jie nesimoko, kodėl jie atsisėda į tos kalėjimus, kodėl vis dar yra tokia lengva prieiga jaunimui prie narkotikų, kodėl jie rūko žolę, kodėl jie rūko vupus. Ta prasme, labai įdomu, labai įdomi kelionė. Ir man tas yra labai svarbu tiesiog. Man svarbu, kad jaunas žmogus turėtų galimybę su kažko pabendrauti, kas galbūt padėtų jam, jeigu jam iškiltų klausimai. Arba iškeltų jam klausimus reikiamus. Kad jie turėtų kažkokį pavyzdį, kad sakytų, fainai tas čiuvakas darė spektaklį, visai norėčiau ir aš taip. Tai kažkaip norėtųsi, kad tai būtų. O žiūrėk, nors tu pats augi tokioje aplinkoje, kaip tu sakai, 5 iš tavo klasiokų, ar ne, atsidūrė įkalinimo įstaigoje. Kaip manai, kas remia, kad visgi vieni kažkaip išbrenda iš to, o kiti nesugeba? Ar tai grynai prigimtinis kažkoks dalykas, ar kas atsitinka? Tai, man atrodo, tai yra susijęs, pirmiausia, tą gali pamatyti pagal tai, koks yra nusikaltimas padarytas. Ir dažniausiu atveju tai būna kažkokia vagystė. Ir taip iš savo perspektyvos šiandieninės aš suprantu, kad jie visą gyvenimą gyveno labai skurdžiai. Ir jiem visą laiką norėjosi tiesiog galbūt nusiprausus arba nusipirkti rūbų, nes jie visą laiką su tais purvinais džinsais praeina visus metus. Ir kai tu atsimeni tas rankas, murzinas, tos žandus purvinus, tas ištisus darbus laukuose pas ūkininkus vasarą, kad turėtų tų pinigų, tebūnė bet kam jie išleidžia. Tai yra jų pasirinkimas, bet jie nori turėti tą galimybę to truputį geresnio gyvenimo. Bet jie nuo pat jaunystės kažkaip nenukreipti yra, ir tai yra ir jų bėda iš tikrųjų, nes jie labai tampa tokie nemotyvuoti. Ir kad jie nebeturi kaip to užsidirbti, nes jie žino, kad tik aš ką darau, gerai renku akmenis, arba aš gerai skaldau malkas. Ir kad jiem atrodo, kad jie tik tam ir skirti, o tai niekada neatneš tau galimybės turėti daug. Tai jie galvoja pažaisti toj loterijai, pabandyti pavogti. Ir pavogė sėkmingai 2 kartus, 3 kartus ir vėliau pagauna. Tai man atrodo, kad to yra dar priežastis, to skurdo ir tos nemeilės tame. Tai va. Gerai, tai ačiū tau, Raimondai, už pokalbį labai. Ir ačiū už šitą projektą, kurį tu darėjai ir vežioji po įkalinimo įstaigos spektaklį. Ačiū Jums, kad klausote mūsų tinklalaidės Įkalinti ar įgalinti ir iki sekančio karto.